Labadiena visi krepšinio fanai, sveikinuosi su jumis iš Karpinio sporto centro, kuriame Nostra RKR A diviziono savaitės rungtynėse namų šeimininkai Raseinių šeimininkai. Dar viena galimybė atakuoti ir tą daro puikiai. Po krepšių dalinasi gražiai kamuoliu. Kazlų Rūda ir dar vienas tritaškis keliaujantis. Pasisaugojo iš tikrųjų Kazlų Rūdos komandos. Komanda turi vieną, tik tai pražangą komandinę. Tai susikūrė metimo po driblingo, 3 taškai varžovai veidą čia. Na, pranašumą įgavo veržiantis ir Mantas Košelis. Prie ekranų, ne tik salėje, bet ir per mūsų transliacijos monitorius. Nu, čia visą sezoną taip žaidžia Kazlų Rūda, bet nežinau, ar skautingo nėra padarę. Kas čia labai dabar gražiai sužaidžia Raseiniai. Patys duoda tų pačių su savo 19 taškų, net 18 surinko iš baudos aikštelės. Na, gal pirmasis tritaškis Raseinių bus, taip ir yra. Nelabai išeišės, kur Karolis Šarukas iš toli pavojingas metikas. Ta dabar jūs visiems tiek jums, tiek mums. Kaip tik labiau puolimas, tai žiūrėtume, kas laimėtų, ar mano puolimas, ar tavo gynyba, Neriau. Jo, bet tu... O, 3 taškai, Raseiniai įmeta. Iš jus atliktas vienas metimas, tai... Čia... O! Ar jūs tai matėt? Matas Makauskas. 2-2 Jaunius Davniukas. Na, dabar gražiai sužaidžia pirmą rungtynių šiuo metu esančios Kazlų Rūdos komandos. 2-2 Montrimavičius, labai gražus perdavimas, 2 taškai, štai taip. Na, tiesiog į mėsmalį klimsta, o iš toli užsikūręs Litvaitis. Trečią kėlinį pirmaudami. Pagrindiniai žaidėjai, kurie sėdė ant suoliuko, jie tikrai įneš ketvirtame kėlinį didelį indėlį. Dar daugiau, dabar Serkevičius aikštelė vėl pasirodo. Mėgstukas. Iš toli. Ir 3 taškai, Dominikas Grenda, ką iš... Na, tikrai ne pats geriausias kėlinys Kazlų Rūdos komandai buvo čia. Vėl labai gražiai žaidžia Raseiniai. Na, ne pats galbūt lengviausias metimas ir 2 taškai. Keletos geresnių epizodų Kazlų Rūdos komandai įsikurti. Dabar presingas per visą aikštelę ir susimoka juo. Puikiai pereina tiesiog. Po ilgosios pertraukos interviu, kai Raseinių komandos žaidėjas paminėjo, kad dar reikia dadėti intensyvumo, mes stebėjomės. Stresas galbūt toks rungtyninis, nežinau kaip paminėti. Ojojoj, na kas čia per gynybą. Gal pabijoja kiek ir kad ar gaus stogo čia. Ai, nu norėjau dėjimo, kodėl nebuvo dėjimo? Panašu neberengia viskas, 106-70 ir užtikrinta triuškina pergalę šiandieną švenčia Raseiniai. Raseinių gretose šiandieną rezultatyviausias buvo Serkevičius.